Sveiki visi, labai dėkoju visų pirma už pagalbą, už paramą. Šiek tiek pabiški gaunu, dėkoju visiems. Širdingai jūs pratęsit man gyvenimą. Tai viskas sumokėta, žmogus apmokėtas, bet yra didelė problema, nėra žmonių, kas prižiūrėtų. Čia dabar labai sunki problema yra va tave. Aišku, ir pinigėlių reikia kiekvieną dieną mokėti be abejo, ir pavalgyti ir visą kitą. Bet pirmoji vietoje dabar žmogus, žinokit, padėkit, būkit geri, kažkas suraskit kokį žmogų, kuris galėtų pabūti savaitę pas mane bent jau. Ar dvi, už kažkokią atlygį sutart, padėt prižiūrėti. Tai va taip. Beje, reikia, prašė, kaip prašiau administratorė, kad reikia tos kapus tvarkyti, tai va vėlgi viskas į finansus. Žinokit, neturiu šiai dienai tokių finansų, kurie leistų sutvarkyti gerai tą kapą. Tai irgi prašau pagalbos, jeigu kas galit padėti tuo klausimu. Arba patvarkyti, arba parama pinigais padėti. Tai va taip. Ačiū labai nuoširdžiai. Jūsų dėka aš gyvas savo namuose ir tik tiek, kad labai vieniša liūdnu. Aišku, žmonių trūksta tikrai adekvačių, normalių. Čia kaimas ir būtų didmiestis, aišku, būtų kitaip, bet čia mažas miestelis. Kas antras asocialus geriantis, tai, žinot, sunku rasti normalų tikrai. Tai va, tai labai prašau, tais klausimais jau kas galit padėti ir būčiau dėkingas. Ačiū. Gerą vakarą.